ir jis lydi mus. Ir tą viltį mes esame kviečiami nešti pasaulį. Teise broliai labai gražiai sako, kas iš tiesų yra evangelizacija. Tai yra nenutylėti apie mumise gyvenančią viltį. Nenutylėti apie mumise gyvenančią viltį. Ir ką tai reiškia mums šiandien? Man asmeniškai tai reiškia išeiti iš savo patogumą, išeiti iš savo saugios aplinkos, kur aš esu bažnyčioje, bendruomenėje, tarp tikinčių žmonių, išeiti ir išdrįsti būti tuo vilties žmogumi pasaulyje. Aš nesakau, kad mes dabar visi turime nueiti greitai į barus per pietus ir skelbti Kristų, gal palaukim, kada bus šventoji dvasia ves ten. Bet net ir ten, net ir einant į barą, nepalikti savo krikščionybės prie durų, bet ateiti į barą ir būti tikinčių žmogumi. Būti tuo krikščioniu ten, kur mes esame. Savo darbuose, savo aplinkoje. Koks yra šventosios dvasios dovanų tikslas? Pasak Tomo Akviniečio, tai yra paruošti sielą, guviai atsiliepti dieviško įkvėpimo impulsui. Šventosios dvasios dovanos padaro sielą pajėgią paklusti dieviškai paskatai. Mums reikia šventosios dvasios dovanų tam, kad mes iš tiesų išdrįstume skelbti Evangeliją. Ir net jeigu stovi šiandien aš čia, o jūs salėje sėdit, tai nereiškia, kad man visą laiką labai gerai sekasi. Net pavyzdžiui vakar. Buvau senai užsirašęs nueiti į kirpyklą. Nueinu į kirpyklą pas kirpėją, pas kurį einu 3 metus, ir jis ne iš šio, ne iš to manęs paklausė. Sako, o kas yra adoracija? Žinau, kaip jiem tai dabar paaiškinu. Sako, o ką ten žmonės veikia per adoraciją? Kalbusi su Jėzumi. O kaip galima kalbėti su Jėzumi? Ir tu matai, kad tu būdamas net ne bažnyčioje, tu kaip krikščionis esi pakviestas liudyti tą Kristų ten, kur tu bebūtum. Ir aš nemanau, kad man labai gerai pavyko jam paaiškinti vakar viską. Dėl to, kad man buvo lengva šokas, o šiandien šeštadienis, aš nedirbu, juokauju. Bet iš tikrųjų man šokas buvo daugiau ne dėl to, kad šeštadienis, bet šokas buvo daugiau dėl to, kad aš pas jį 3 metus einu. Aš net nežinau, ar jisai žino, ką aš dirbu. Ir kodėl jis manęs klausė apie Dievą. Ir paskui jis pradėjo kalbėti apie artumos kažkokį tai straipsnį, kuris skaitė. Ir gimė tas dialogas. Tai yra tai, į ką mus bažnyčia kviečia. Eiti į dialogą. Kalbėti su kitu žmogumi. Skelbti laiku ir nelaiku. Ir tam, kad iš tiesų parodyčiau, kad tai yra realu, kad evangelizacija būna ir sėkminga, ir nelabai, aš pabandžiau tiesiog sudėti visą tą savo patirtį, kaip šventoji dvasia veda į maždaug tokius 10 punktų. Ką jinai duoda? Ką šventoji dvasia duoda, kada mes esame kviečiami drąsiai skelbti Jėzų Kristų? Pirmiausia, jis suteikia drąsos naudoti dovanas ir būti savimi. Atvirai pasakius, kaip aš atėjau į bažnyčią ir lankiau bažnyčią pačioje pradžioje, man atrodė šiek tiek nuobodu. Aš vis ateidavau ieškodama Dievo, bet man ten buvo taip nuobodu, nes aš daug ko nesupratau, kas joje vyksta. Aš tada pradėjau kopijuoti žmonės, ką jie daro, kaip jie meldžiasi, galvodama, kad jiems tikriausiai Dievas taip kalba. Bandžiau net jiems apsirengti, kaip jie rengėsi, nes man atrodė, kad jie visi tokie juodai apsirengė ir tokie solidus. Bet ką aš supratau pirmiausiai, kad Dievas nori mane matyti tokią, kokia aš esu. Ir aš nežinau, kas iš jūsų pasipykstat su Dievu, bet aš taip darau. Aš jam pabambu, kartais ir jis man mestelėjo tokią mintį vieną kitą. Kai kada aš supykstu ant jo ir išdrįstu jam tą pasakyti. Bet tai Dievas leidžia man būti savimi. Dievas duoda naudoti tas dovanas, apie kurias mes nežinome. Ir kaip pasakiau, aš dalinuosi ne dėl to, kad parodyt, kaip jis čia daug daro per mane, bet parodyt, kad jis gali daug daryti per kiekvieną, jeigu mes tik leidžiame. Prieš kokią po tos maldos atsinaujinimo dienoje mes iš tiesų pradėjome daug įvairių tarnysčių. Turiu tokios evangelizacinės patirties įvairios.